Privilegija. Kas iš jūsų naudoja šitą žodį dažnai? Privilegija. Pažinti Dievą. Buvau 1 klasėje, 2 klasėje, 3, 4. Niekur tenai nemokina. Niekur ten nepasakoja. Buvau tikybos pamokoj. Kažkas rinkdavosi etiką, kažkas tikybą. Per tikybos pamoką man sakė, tu moki gražiai piešti. Jeigu nupieši gražiai žvakę, parašysi 5. O kur Dievas? Tikybos pamokoje, kur Dievas? Jeigu nueisi iš pažinties, parašysi 5. Jeigu komunijos, parašysi 5. O kur Dievas? 5 klasėje nėra, 6 nėra, 7 nėra. Į profkę nuėjau, proftechninę. Ten mokina daugą, bet apie Dievą negirdėjau. Paskui ėjau gyventi. Nėra Maksimoje apie Dievą, Akropolė apie Dievą. Nėra tokios parduotuvės, kuri galėtų parduoti kažką tai tokio, reklamuoti. Pavyzdžiui, einate ir ten geriausia knyga šių metų. Pažink Dievą labiau. Nėra. Kaip jūs sužinojate apie Dievą? Tai yra stebuklas. Nes pasaulyje niekur nematai reklamos apie tai. Įsijungi televizorių, nėra apie Dievą. Kokia privilegija, kad jūs pažįstate tą, kuris jūs sukūrė ir kurio žodžiai yra jūsų džiaugsmo šaltinis, ramybės šaltinis, išminties šaltinis. Kokia privilegija, kad jumise gyvena ne vėjų vaikymas, bet gyvena įsitikinimai, kurie yra amžiams įtvirtinti danguje. Privilegija. Man privilegija yra jūs matyti. Aš jūs mačiau praeitą sekmadienį. Ir užpraeitą sekmadienį. Ir užpraeitą sekmadienį. Ir paskutinius keletą metų. Kiekvieną sekmadienį. Ir dar trečiadieniais matau. Ir kai kurie sako, kiekvieną dieną matau. Davidė nepažadėjo, kiekvieną dieną aš jį matysiu. Ir jis stebės mane. Ar jisai man įkyrė ar ne. Ir jisai gali man įkyrėti, jeigu jisai nėra man privilegija. Bet jeigu jisai man privilegija, tai jisai man yra dovana. Tai jisai man yra reginys. Tai jisai man yra dovana iš Dievo keisti mane, laiminti mane ir būti tikru draugu. Tokia privilegija turėti tikrą draugą. Ar ne? Kas iš jūsų galite nueiti ir, internetu užsisakyti tikrą draugą? Aš pažįstu žmonių, kurie žmoną užsisako internetu. Aš, pavyzdžiui, bijau netgi kėdus nusipirkti internetu, nes gali netikti. Nesu pamatavęs. Bet žmoną galima. Kėdai, netik, mesi iš šiukšlinę gaila pinigų. O žmona netiks nieko tokio, pasikankinsiu visą gyvenimą. Bet tikrą draugą. Žmona, tarp kitko, visų pirma, turi būti tikras draugas. Paskui tik tai aš pradedu galvoti, galbūt ir mano žmona gali būti. Kokia privilegija, kai mes einame gyvenime Dievo keliu, Dievo būdu ir galiausiai tikime, kad bus kokybė ir gauname kokybę. Jeigu jūs gautumėte žmoną arba moteris vyrą savo, gautumėte ne Dievo keliu, ar jūs galite tikėtis galiausiai kokybės, tikro draugo visam gyvenimui.
negali žinoti, bet jeigu eini Dievo keliu, Jisai pasirūpins, kad būtų Jisai pašlovintas. Jis pasirūpins, kad tu gautum jo rezultatą. Mes vienas kitam esame didelė dovana. Ir kada aš susipažinau su savo žmona, jinai man buvo wow. Lengva pasakyti, kai emocijų pilnas, ne? Wow. Aš noriu būti šalia, aš noriu girdėti tavo balsą. Aš netgi įrašą turėsiu, kad naktį girdėčiau, nes tu tenai, žinai, savo namuose, aš savo, žinai. Aš skaitysiu laiškelius, kur ten parašyti 3 žodžiai, iškiverzuoti, aš žinau, ką jie reiškia man. Žinai, atvirutė. Po šiai dienai mano piniginė guli atvirutė, tokia mažytė. Neatsimenu, kas ten parašyta, bet ten mano žmona padovanojo. Tai tokia dovana man, tai taip brangu. Ir kada aš susipažinau, tai buvo privilegija. Kaip siženijau. Ir skausme, ir varge, problem dėl to, kad tu esi dovana. Kaip gali būti skausme ir varge, žinai. Tu tik laimė, žinai, džiaugsme. Tai privilegija man esi. Bet šiandieną jau kelinti metai yra. Šiandieną yra 12 metų, kai aš esu apsiženęs. Beveik. Ar jinai yra man privilegija? Atsiverčiame Morkaus Evangeliją 13 skyrius. Mes šiandieną truputį pakalbėsim apie privilegijas ir apie familiarumą. Tai yra be galo svarbu ir tai, ką mes šiandien kalbėsim, yra tik tai lašelis jūrai. Mažas lašelis. Morkaus Evangelija 13 skyrius. Eilutė 55. Nėra tokios eilutės čia. Todėl, kad čia ne Morkus, o Matas. Va. Bet jūs žinote, kaip nuo Morkaus iki Mato daryti? Žinot, į kurią pusę reikia versti? Ką? Atgal. Vau, kokia privilegija, jūs orientuojatės Biblijai. Jūs esate žinovai, ekspertai. Ir jūs esate mano draugai. Įsivaizduojat, kokia dovana turėti šalia savęs Biblijos ekspertus. 13 skyrius 55 eilutė. Atėjo Jėzus, čia kontekstas yra toksai, atėjo Jėzus, 54 eilutė. Jis parėjo į savo tėviškę ir mokė žmonės jų sinagogoje taip, kad jie stebėjosi ir klausinėjo, iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklingi darbai. Argi jis nedailydės sūnus? Ar jie nežino, kad jis yra Jėzus? Ar jie nežino, kad jis yra Dievo sūnus? Ar jie nežino, kad jisai yra pats Dievas jų akise stovintis? Kai aš apsiženijau mano žmona, ar aš nežinau, kad jinai yra mano geriausia draugė ir kad meilė, kuri mus sieja, yra agapės meilė, kuri yra besąlyginė meilė ir kuri niekada nesibaigia? 1 Korintiečiams 13:8. Jinai niekada nesibaigia. Ar aš žinau tai? Aš žinau tai. O ką aš žinau po 12 metų? Ar aš sakau, ai, čia žmona mano. Ten, karoči, kažkurin ten. Kažką dar. Nerūpi man. Užknisa. Žinot, tas žodis. Gal per pamokslą negalim sakyti įrašą, žinai. Bet žinot, tas žodis, ne? Ai, ta. Ar jinai man šiandien dovana? Ar jinai yra privilegija man? Šičia sako, argi jis nedailydė sūnus, argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Jozė, Simonas ir Judas, argi ne jo broliai? Ir jos seserys, argi jos ne visos yra pas mus? Iš kur jam viso tai?
Ir jie ėmė piktintis jo, o Jėzus jiems atsakė: pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose. Jėzus pasakė, kad dovana iš Dievo yra visada dovana. Privilegija yra visada privilegija. Wow yra visada wow. Bet stebėk savo namus, nes nuo ten prasideda familiarumo užkratas. Visų pirma, savo namuose, kas buvo wow, tas tampa nu arba ei. Kas buvo dovana, tas tampa savaime suprantamu nieku, kuris trukdo man. Nuo mano namų prasideda užkratas, familiarumą. Kas nežino žodžio familiarumą, ką reiškia? Žinote apibrėžimą. Familiarumas yra, kai ypatingą dalyką aš vadinu kaip savaime suprantamu nieku. Ir Jėzus sako, nuo savo namų, stebėk, nuo tenai prasideda. Ir aš galiu eiti į bažnyčią ir turėti įprotį, tokį žodyną, wow, čia žinai, Dievas kalba, aš tikiu, žinai, jisai čia keičia, jisai čia daugina, čia viską daro. Ir grįžęs namo mušti savo žmoną. Ir klausimas, kokia mano tada širdis yra? Ar jinai sako, wow, iš tikrųjų, ar jinai tik žodyną turėjo bažnyčioje? Ir jeigu mano namuose, mano vaikai yra wow. Aš sutikau vieną žmogų, jisai turi 12 vaikų. Taigi aš turiu mažai. Tik 5. Jisai turi 12 vaikų. Ir jisai man sako, aš antiek žaviuosi Dievo kūrybingumu, kuomet man gimė, kelintas ten jam gimė, 8 koksai. Jisai sako neįtikėtina, jisai geresnis už prieš tai esantį. O tas prieš tai esantis geresnis už prieš tai esantį. Ir Dievas jisai stebina mane. Tai yra, nėra, kad geresnis viens už kitą, bet toks, kokį nesitikėjau. Su kažkokiu kitokiom dovanom, kažkoks, wow, žinai, da tokio nemačiau. Žavi. Sako, ir dabar galvoju, viskas jau Dieve, nebegali būti unikalesnė. Ir sako, gimsta sekantis. Vajei, Dieve, tavo kūrybingumui nėra ribų. Da tokios dovanos nieks pas mus neturi. Ir aš stebiu, sako, kaip jie mokosi, kaip jie masto. Aš tiek daug iš jų mokosi, tokia privilegija man. Ir sako, gimsta sekantis, ir aš galvoju, tas jau tikrai bus į ką nors panašus. Vis dėlto 10 jau. Ne, kur tu? Ir 11 dar kitoks. Ir sako, jau dabar, kai 12 gimė, aš jau esu ramus, aš jau žinau, kad Dievo kūrybingumui nėra ribų. Man bus ir tas privilegija. Ir sako, akurat, gimsta, aš stebiu, neįtikėtina. Jisai daro tai, kaip niekas kitas, ir jisai mokina tokių dalykų, kokių aš nemoku. Jam yra ten metai su viršum, žinai, tam mažiausiam. Ir jisai žavėsi, ir jisai gėrėsi dėl to, kad tai yra privilegija. Ir visi tiek prieš tai esantis, jie irgi privilegija. Mano namuose, ar tenai gyvena žodis wow? Mano tėvai, žinai. O jo, ypač po paauglystės laikotarpio. Žinai, jie tiek sugadino savo reputaciją mano akyse. Jie man aiškino, diktavo sąlygas, bandė kontroliuoti, žinai, čia, kad aš niekur neičiau. Ką man, aš jau užaugęs. Jie sugadino savo reputaciją. Ar jie sugadino savo reputaciją, ar aš nežiūriu jos kaip į Dievo dovaną? Ar aš nežiūriu jos kaip į privilegiją? Ar familiarumas sugadino santykius? Ar tėvai sugadino santykius? Ir taip mes darome klaidas ir tai gali kažkiek tai įtakoti, bet viskas priklauso nuo to, kas mano viduje. Jeigu aš tenai turiu žodelį wow, ant kurio stoviu, tai man viskas wow. Jėzus pasakė, Mato 7 skyriui, sako,
Kodėl tu bandai ištraukti krislą iš savo brolio, kai tavo akyje rastas? Tai buvo bloga žinia, žinai. Rastas, išsitraukti pirmą rastą, paskui įti krislą. O mes paimkime tą principą ir panaudokim taip. Jeigu tavo akyje yra wow, argi nėra taip, kad tu visų akyse matai wow? Jeigu tavo akyje rastas, aiškus visų akyse rastai, ne? Tu per rastą žiūri. O jeigu tavo akyje yra wow, argi pasaulis nėra visas wow? Argi Dievo šlovės nėra pilna žemė? Izaijo 6:3. Jo šlovės yra pilna žemė. Jo eilutės, argi visos jo eilutės nėra wow? Psalmė 119, eilutė 18. Atverk mano akis, kad tavo įstatymė stebuklus regėčiau. O jų tenai yra? Taip, tik esu aklas. Jeigu mano širdyje yra nusistatymas, kad tai yra stebuklinga knyga, žinot, tai ir bus stebuklinga knyga. Jeigu tai yra niekas, tai ir bus niekas. Atsiverskite, žinot kur? 1 Korintiečiams 1 skyrių. Ten yra neįtikėtinas principas apie familiarumą. 1 Korintiečiams 1 skyrius 18 eilutė. Mat žodis apie kryžių tiems, kurie žūsta, yra kvailystė. Bet mums išgelbėtiems jis yra Dievo jėga. Klausimas, ar žodis apie kryžių yra kvailystė, ar Dievo jėga? Kas yra tiesa? Žinot, kas yra tiesa? Kaip tu vadinsi tai, tokią jėgą ir turės. Jeigu tu pasakysi, Dovidzienė, žinai, man kiekvieną dieną jisai skambina į tas duris, kažko nori, žinai, kažko beldžiasi, atsibodo, man neleidžia gyventi. Žinot ką? Manis prageikimas yra. Kiekvieną dieną, žinai. Degina mano laiką. Bet jeigu mano širdyje pasikeičia tai, kad aš jį žiūriu kaip į privilegiją, aš sakau, wow, kiekvieną dieną jisai mane laimina, jis ateina, jis klausia, kaip tau sekasi, jis ateina, jisai bendrauja ne apie beleką, jisai mane drąsina, jisai mane ugdo, jisai būna šalia ir geros draugijos sugadina mano blogus papročius. Tai yra man palaiminimas. Tai palauk, Dovidienė, prakeikimas ar palaiminimas? Kas jisai yra? Ir jisai iš tikrųjų yra tai, kaip aš į jį žiūriu. Taip pat kaip žodis apie kryžių tiems, kurie žūsta, jiems yra nesąmonė, ne? Jiems yra kvailystė. Žinote, tiems, kurie nenori draugų, tiems aplinkiniai yra durniai. Parazitai. Bet tie, kurie vertina draugystę, tiems aplinkiniai yra vertybės. Familiarumas. Iš tikrųjų, jeigu neegzistuotų familiarumas, tai visi būtų tau dovana, visi būtų tau ypatinga vertybė, brangakmeniai iš Dievo duoti, visi tau tokie būtų. Bet kadangi egzistuoja familiarumas, kaip nuodėmingos prigimties, žinai, tas, kaip čia pasakyti, ligos simptomas. Dėl to ir yra aplinkų visokių, ir gerų, ir blogų. Visi yra geri. Kaip aš į juos žiūriu. Taigi čia yra tas principas. Atsiverskime mes Galatams 5 skyrių. Wow. Galatams 5 skyrius 16 eilutė. Sakau, gyvenkite dvasia
ir jūs nevykdysite kūno geismų. Nes kūnas geidžia priešingo dvasiai, o dvasia kūnui. Jie vienas kitam priešingi, todėl negalite daryti visko, ko norėtumėte. Ar tu nori, kad tavo draugas būtų tau ypatinga dovana? Ar tu nori, kad tavo žmona po 12 santuokos metų jinai būtų tau ypatinga dovana? Jeigu tu nori, tu negali daryti beleką. Tu negali mąstyti apie ją pagal išorę, tu negali mąstyti apie ją pagal jos veiksmus, tu negali kalbėti jai bele kokių žodžių. Žinot, kaip atskirti, kad jau familiarumas jūs užkovoja? Aš ir turiu kelias eilutės, žiūrėkit. Patarlių 10:10 sako, tauškia kvailystės. Jeigu jūs pastebėjat, kad jūs tauškėt kvailystės, tai jūs jau nevertina to, kuris jūsų klauso. Jūs tauškėt kvailystės. Ir aš nekalbu apie humorą. Egzistuoja humoras. Viskam yra savas laikas. Bet ar yra kažkas tai tokio, kas karts nuo karto parodytų, kad jisai brangus tau? Ar ten vien tik kvailystės? Antras dalykas, patarlių 15:4. Šneka šiurkščiai. Familiarumo vaisius. Sekantis, Ekleziasto 5:1. Skuba kalbėti. Kad aš susipažinau su savo žmona, aš sakiau jau šiandien taip. Ir buvo. Greičiausiai tiesa. Jeigu Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, reiškia labai svarbu. Kai aš susipažinau su savo žmona, 4 kartą sakau, labai svarbu. Kai aš susipažinau, ar ten buvo kalba šiurkščiai? Ar ten buvo kalba kvailystės? Ir ar tenai buvo, kad nėra kada man tavęs klausyk, ką aš pasakysiu, taip ir darom. Ar buvo taip? Ar buvo man svarbu girdėti, ką jinai sako? Ar jinai turėjo ką man pasakyti? Jo, Dievo dovana visada turi tau ką pasakyti. Ar šiandieną jinai turi tau ką pasakyti? Dievo dovana visada turi tau ką pasakyti. Ir jeigu tu galvoji, kad neturi, tiesiog ten viduj pas tave susisukė ne taip. Nėra tenai wow, tai yra dovana. Ir taip yra žmonių, kurie tauškia nesąmonės, yra žmonių, kurie kalba iš tuščio kiaurą. Ir mes nemėgstam šalia jų būti. Ir mes renkamės draugijas. Bet jeigu tu pasirinkai žmoną, tu turbūt žinai, ką tu pasirinkai, ne? Ir jeigu tu ją laikysi brangenybę ir vertybę, jinai nenorės ilgai tauškėti nesąmonę. Nes tu ją laikai ypatinga. Ir žinot, viešpatės baimė išminties pradžia, ką reiškia? Reiškia, kad Dievas tave laiko ypatingu, galiausiai tai įtakoja tai, kad tu jį laikai ypatingu. Tai vadinasi viešpatės baimė. Jisai tave mylis, dėl tavęs aukojasi, tu esi ypatingas. Ir galiausiai tu galvoji, kodėl aš čia dabar kaip rakštis, žinai, jam esu ir nesąmonės darau. Ne, aš irgi noriu jį mylėti. Nu, kiek galim? Kiek galim? Aš nusidėlis, nesąmonės darau, jis mane myli, jis man atleidžia. Ir tai inicijuoja mane keistis. Ir lygiai taip pat, jeigu mano žmona tauškia nesąmonės, aš laikau ją ypatingą ir ją investuoju ir taip toliau, galiausiai nesakys, tai kodėl aš čia kaip rakštys tavo atgal? Ir tai keičia žmonės. Ok, apie ką mes dabar kalbam? Apie familiarumą. Ar jūs supratot? Aš pakartojau tik 6 kartus tai. Dar nesupratot? Nu gerai, davai, dar sykį. Jono Evangelija 6 skyrius. Einam į pabaigą. Tik 6 kartus tai pakartojau. Rusai sako, повторение матучение, ne? Pakartojimas yra mama mokytoja. Čia lietuvių kalbos vertimas toks. Neskamba taip gražiai. Jono 6 skyrius.
63 eilutė. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas. Dvasinis mąstymas yra mąstymas, kuris gėrisi. Tai yra mąstymas, kuris dėkoja visada ir už viską. Dvasinis mąstymas yra, kuris mato vertę, mato privilegiją, mato Dievo šlovę, kurio akise nėra kūniško niurzgėjimo. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Jeigu jūs norite pasibilinėti, pasiaiškinti, bandyti čia, įrodinėti savo kažkokį, galiausiai grius santykiai, nes tai yra ego diskusija. Kai du egoistai susitinka, žinot, kas gaunasi? Susitinka du egoistai ir galiausiai lieka du pasipiktinę egoistai. Taigi dvasinis gyvenimas jis teikia gyvybę, o egoistinis jis nieko daug neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas. Ar Dievas jumis gėrisi? Ir iš ko mokytis, ne? Jis tai mumis gėrisi. Paskutinė rašto vieta, Efeziečiam 5 skyrius. Efeziečiam 5 skyrius 18 eilutė. Ir nepasigerkite vynų, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Pilni dvasios, kur teikia gyvybę. Kalbėdami savo psalmėmis, himnais, aš kodėl sakiau savo? Todėl, kad čia reikia išbraukti tą žodį vieni kitiems, čia yra savo. Okay? Originalo kalboje. Kalbėdami savo psalmėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdise viešpatį. Visada ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Giedodami psalmėmis, himnais, dvasinėmis giesmėmis ir už viską dėkodami. Jeigu nieko gero nėra, už ką dėkoti? Žinot, jeigu nieko gero nėra, kas tada yra? Tada yra vienas labai didelis familiarumo šydas ant tavo akių. Tu įžiūri tai, kas ypatinga ir nieko gero nematai. Taigi psalmė 119:18. Viešpatie atverk man akis, kad tavo įstatyme stebuklus regėčiau. Viešpatie atverk man akis, kad savo brolyje stebuklus regėčiau. Izaijo 43, 18 ir 19. Sako, štai aš darau naują, jau pasirodo. Nematai? Jeigu nesidžiaugi, nematai. Nes jei pamatytum, yra dėl ko džiaugtis. Bet tas brolis, tu pasižiūrėk. 1 Korintiečiams 2:2 sako, aš nusprendžiau tarp jūsų nežinoti nieko, tik Jėzų Kristų. Ir tą nukryžiuoti. Bet tas brolis, aš nusprendžiau nežinoti nieko skirius tai, ką Dievas daro naują jo širdyje. Nes kai aš tai sužinosiu, kiek džiaugsmo bus mano širdį. Kokia privilegija man bus šalia jo būti. Ar suprato truputį apie familiarumą? Jeigu sakysite ne, aš pakartosiu. Supratot? Jerūta nesuprato. Pakartokim. Supratai? Vis tvarkoj. Familiarumas yra, kai ypatingą dalyką vadinu kaip savaime suprantamu nieku. Ir tai yra kiekvienos dienos kova. Kai jūs šičia atėjote, ar jums tai ypatinga? Kai jūs grįžtate namo, ar ten jums privilegija? Kada jūs žiūrite į veidrodį, ar jūs sakote, kai
moteris žiūri veidrodį ir sako, kai Dievas sukūrė vyrą, jis pasakė, labai gražu. Kai sukūrė moterį, sako, nieko, pasidažys. Ar jūs taip žiūrite? O gal Bibliją paskaitykite? Ten nesako taip. Moteris žiūri veidrodį ir sako, kaip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurta. Kokie nuostabus yra tavo darbai. Psalmė 139. Privilegija. Visur jinai yra. Amen? Amen.